Projekto dalyvius atgaivina vanduo Akvilė. Kviečiu kitus 3 Merūno komandos narius prisijungti: Dainotą, Rūtą ir žinoma Samantą Tiną. Merūno laukia tikrai sudėtingas apsisprendimas, jau dabar akivaizdu, bet paprašysiu prieš tai trumpai pakomentuot, jeigu aišku, čia iš vis yra ką komentuot. Donatai. Eina savo. Eina savo. Eina savo. Aš neturiu žodžių. Neturiu žodžių. Vakar reiškia susirinkti stiprią komandą, paskui tos barščius tenka pačiam srėbti. Jie ne tik visi dainuojantis, jie visi charizmatiški. Užstrigo kalbelė, ne? Nu, sudėtinga iš tikrųjų vertinti. Čia net nevertinti, nes visi pasirodymai nuo iki paprasčiausiai yra tikrai profesionalūs. Ir be viso to, kad jie dar puikiai atlikti, tai dar ir, ta prasme, jaudina gerą žodžio prasme, tos pačius žiūrovus čia esančius. Nu, nuostabu, nežinau. Nežinau. Ar čia jie tokie nuostabus, ar čia Merūno nuopelnas? Aš manau, kad čia mažiausia, ko reikėjo, tai Merūno nuopelno. Nors jis pridėjo tai, ką iš tiesų pridėjo, kaip bet kuris mokytojas ir komandos vadovas, bet labai nuostabus Agnės numeris, labai... Ko gero, mes pradėjom su labiausiai kalėdinių numerių, nuotaiką padovanojo Donatai ir labai sveikinu Agnę, kad taip pabaigti galėtumėt šitą, sakysim, mūsų 16-tuką. Dainotai, tu pakliuvai į blogą kompaniją. Aš labai rimtai sakau, nes... Dažnai būna tarp daug moterų. Taip. Puikus ėjimas Tinos Samantos lietuviškai padainuoti ir jeigu mokytės įvertins tą aukščiausią natą, tą kokybiškiausią atlikimą, aš manau, kad žiūrovai taip pat pridės savo indėlį. Natalija... Rūta, atsiprašau. Zvonkė. Taip. Rūta, taip pat viską matyt lems žiūrovai, bet mano favoritas šitam ketvirtė, manau, kad ir Inga pritartų, vis dėlto būtų Tina Samanta ir Agnė. Aš tik noriu savo trigrašį trumpą įkišti, jeigu leisite. Taip, trumpą trigrašį. Išties puikia komanda, pavydėtina komanda. Lygiausias ketvirtas. Aš noriu pasidžiaugti tuo, kad man jau tiek metų, bet Agnės dėka šitam projekte dar vis moku vaikiškai džiaugtis ir vaikiškai atrasti. Agnė, ačiū Jums labai už tai. 72 moteris vis dar džiaugiasi. Fantastika, Jūs esate tokio lankstumo ir tiek turit savydą rezervo. Aš nežinau, ką iš Jūsų dar galima. Ta prasme, ką Jūs pati iš savęs dar galit padaryti, to nieks nežino. Ko gero, net Jūs pati. Katažina. Na be abejo, Agnė šį vakar atskirai dar norėčiau paplakti. Žmogus, kuris keičiasi kiekvieną laidą ir kiekvieną laidą tikrai stebina, tai yra tikrai pagirtina ir labai gerai. Samantai, Tinai noriu taipogi atskirą ačiū pasakyti už tikrai įdomį ir kitokį pateikimą Jurgos arijos. Sveikinu, tikrai buvo gražu. Dainotas be abejo profesionalus, kaip visada išlaikytas, taktiškas, džentelmeniškas šį vakarą labai. Bet aš galbūt mano favoritė būtų Rūta ir pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad jinai gali būti ir lyriška, ir šmaikšti, ir linksma, ir rokava profesionali tiesiog, visom prasmėm. Tai, bet ketvirtukas, užuojauta Merūnai, nežinau, ką darysi. Merūnai, jau ką darysi, nedarysi, bet jau va dabar ir daryk. Ieškai kur pasikart? Nieks nepadės. Gal reikėtų bėgti šiuo atveju, iš tikrųjų. Kažkaip reflekto, tada atsiprašau labai. Aš kai kas nors būna sunkaus gyvenime, aš bėgu. Ne, žinokit, šį vakarą tikrai, aš kiekvieną sezoną vis save į kampą kažkaip įvarau ir... Labai sunku apie kiekvieną individualiai kalbėti, nes, žinokit, tiesiog nebuvo prie ko kabintis. Kūrinys kiekvieno individualiai tiesiog yra, viskas nuo iki padaryta. Nežinau, aš kartais galvoju, kad galbūt nereikia tik daug repeticijų, tiesiog reikia daugiau iš savęs kažko tai turėti, ne vien tik dainuot. Nes esat vokaliai visi stiprus 4. Tiek Tina yra savo gabaritais balso nuo iki, tiek Rūta savo kūrybą fantastinė ir idėjomis, kvailomis, bet kartu genialiomis. Tiek Dainotas kaip
kaip asmenybė, kaip įtaigų savo akimis, kas kartą žiūrėdamas su savo vokalo improvizacijom padaro stebuklus. Ir šį vakarą taipogi. Na, apie Agnę tai jau nėra net ką kalbėti. Šį vakarą tu pranokai pati save. Duos Dievas superfinale, gal ir apsikabinsit. Ragai. Tai aš taip tiesiog, nežinau, žinokit, nu tikrai pasilikau, aš ir mano žmona tą patį pasakytų, kad aš niekad negalvoju, kai kažką tai darai spontaniškai gyvenim. Nu tai ir vadinasi spontaniškumo, ne? Merūnai, Kai negalvoju, tiesiog darai. Ką? Taip ir vaikas atsirado. Taip. Ir vėliau. Tiksliau, čia su Dievo pagalba. Su Deivu? Užtenka šitų koridoriais vaikščioti, prašau eiti prie esmės. Ne taip lengva, kai turi geriausią komandą. Merūnai. Kas šuniui uodegą pakels, jeigu ne jis pats? Niekas čia nepavydė. Taip, tik negasdinkit varlės vandeniu. Laikas neguminis. Ar tu pasiruošęs pasakyti savo verdiktą? Ne, bet aš Tu turiu. nepasiruošęs, bet mes dabar išgirsim. Galvoju, gali iš tikrųjų pabėgti, žinokit, refleksas toks yra vis tiek viduje. Tai mes galime Niekas galbūt pabalsuoti už tiesiog net tave. transliacijos metu nėra pabėgęs, jis turi, ne? Ir negrįžęs turiu minį. Yra, bet kitam projekte ir kitoj televizijai. Supratau. Ir kitoj šaly. Ir kas... Nu, ne. Iš darželį. Ir jo karjera baigėsi, man atrodo. Okay. Gumo sunku supranta, bet... Bandau da strateguoti, bet kažkaip nesigauna. Strateguoja. Ką ten pristrateguosi? Tiesiog ką širdis sako. Nu. Tegul vis dėlto tai yra Lietuvos balsas. Ir tai yra visų pirmoji eilė, tai yra balsas ir balso galimybės. Tai į pirmą 40% vietą statau Tina Samantą. Logiškai. Į antrą poziciją 30% statau Agnę. Maladės, Merų. Aš sakiau, kad Daininas blogoj kompanijoje atsidūrė. Ainas. Į 20% poziciją statau Rūtą. Maladės. Ir į 10 be abejo Dainoras. Aš labai tikiuosi, kad žmonės supranta, ką tu turi. Ačiū mūsų dalyviams, ačiū Merūnui.